Visi žino, kaip atrodo bendrojo žemėlapio duomenys, kuriuos nuo 50 iki 10 tūkstančių mastelio galime peržiūrėti geoportal.lt. Jų visiškai pakanka susiorientuoti vietovėje ir naudoti kaip pagrindą įvairiems teminiams sluoksniams. Tačiau to nepakanka vykdant projektavimo, planavimo ir statybos darbus. Tokiems uždaviniams reikalingi tikslus, iki 10 cm tikslumo, aktualūs ir aiškiai reglamentuoti duomenys, kurie apima nematomus, po žeme esančius inžinerinių tinklų duomenys. Mes turime atskirą informacinę sistemą, jinai vadinasi topografijos ir inžinerinės infrastruktūros sistema, ir joje kaupiami tikslus ir detalūs duomenys apie esamą inžinerinę infrastruktūrą. Tai yra pastatai, tiltai, gatvių apšvietimo žibintai, takeliai pėsčiųjų. Ir visa tai labai yra reikalinga projektuotojams. Kai jie projektuoja naujas statybas, jie turi tiksliai žinoti, kur kas yra. Tačiau tai yra ne viskas. Labai svarbu yra tai, kad šioje informacinėje sistemoje yra ir požeminė infrastruktūra. Tai yra inžineriniai tinklai, kurių nesimato paprastai, jie yra užkasti po žeme, tačiau jie lygiai taip pat svarbus projektuojant ir toliau statybos procese labai svarbu vykdant žemės kasimo darbus žinoti, kas kur yra, nes tokiu būdu išvengiama esamos infrastruktūros pažeidimo. TIS į vieningą gyvenimo ciklą harmoningai sujungia erdvinės informacijos srautus iš įvairių informacinių sistemų, savivaldybių ir inžinerinių tinklų valdytojų. Naudotojai gauna visą reikiamą informaciją vienoje vietoje, vientisą ir patikimą. Iš šios sistemos gaunami erdviniai duomenys yra vienintelis oficialus duomenų šaltinis projektavimo uždaviniams spręsti. Plėtojama ir TIS 3D dalis – Lietuvos 3D žemėlapis, kuris leis spręsti sudėtingus uždavinius trimatėje erdvėje. Lietuvos 3D žemėlapį sudaro reljefo ir statinių 3D modeliai, sukurti naudojant valstybėje jau turimus duomenų šaltinius. Modeliai gali būti susieti su kitomis informacinėmis sistemomis. Lietuvos 3D žemėlapyje naudotojai gali ne tik naršyti, matuoti, tyrinėti reljefą, kurti šešėlių simulacijas, aukščių ir 3D statinių profilius, bet ir įsikelti savo trimačius objektus į šį žemėlapį.